Tai. Mes esame Montanos valstijoje ir čia yra Museum of the Rockies, matosi. Čia bus istorija. Rockies yra Rocky Mountains, turime omeny, yra kalnų pavadinimas vietinių. Jie yra ir Yellowstone, tie patys kalnai. Na ir čia bus istorija nuo dinozaurų, nes čia buvo rasta Yellowstone daug fosilijų, iki žmonių, indienų ir taip toliau. Bandysim pasivaikščioti. Va, čia dinozauras iš kitos pusės ir už jo kaip tik ir matosi tie kalnai. Rockies, Rocky Mountains. Va, čia mes dabar esame muziejus viduje, čia daug fosilijų. Va, moteris dirba su kaulais. Dar yra va tokie maketai gyvūnų, kurie gyvena, pavyzdžiui, prieš 70 milijonų metų. Va tokia va amfibija. Čia yra parodyta, kaip jūra atrodė prieš 370 milijonus metų. Va tokie visokie įvairūs įdomus gyvūnai. Jie padaryti pagal fosilijas, jų maketai rastas. Kas čia dar yra įdomių įvairių mineralų ir kalnų formavimasi, matosi, kaip sluoksniais formavosi. Čia galima pačiupinėti fosiliją. Čia yra triceratopso rago gabalėlis, o čia yra mamuto dantis. Labai malonu. Va čia įdomus egzempliorius. Čia yra parašyta, kad grupelė jaunų diplodokus dinozaurų įstrigo purve ir taip žuvo, negalėdami išsivaduoti, ir dėl to vat, maždaug atkartota, kaip atrodė tos rastos fosilijos, taip ir yra, kad jie visi vienoj krūvoj ir yra. Turėtų būti archeologams, ne archeologams, o paleontologams labai įdomus šitas radinys. Ir va čia vat milžinai matosi. Didžiuliai kaulai, tikri, čia fosilijos tikros. Rastas. Na, va čia vat yra stendas apie tai, kad dinozaurai yra šiuolaikinių paukščių pirmtakai, ir taip ir aš kažkada skaičiau straipsnį iliustruotą moksle, kad višta dabartinė labai stipriai sudėtimi primena dinozaurą, netgi žvynai ant kojų yra tokie pat. Na ir va čia yra tokie visokie įdomus kaulai, palyginta dinozauro kojos ir paukščio. Va, kokie gražuoliai tikroviškai atkartoti labai. Kokie ryškus ir spalvoti. Čia yra kiaušiniai. Va čia kiaušiniai, matyte, dideli. Tokie susisakmenėję kiaušiniai padėti, lizdai įvairių rūšių dinozaurų. Va šitie labai įdomus, atrodo tokie pailgi.
Va, yra tokie įdomi egzempliorių atkurtų. Na, o čia tai jau milžinai matosi, va, kokia Maja maža, mastelis aiškus. O šitas čia Tyrannosaurus Rex tikriausiai. Va, dar galvas visų. Va, šitie labai gražus. Čia yra triceratopsai. Na, yra ir iš žmonių gyvenimo, va, tokie epizodai parodyti. Indėnų vietinių, kurie čia gyvena. Na, ir yra tokia interaktyvi žaidimų. Aukštas vaikams, kur galima žaisti ir kažką. Va, čia mes matėm praeitą kartą Yellowstone prieš kelias dienas tokias terasas. Įvairūs įdomus dalykai, kur galima kažką žaidžiant, kažką tyrinėti ir išmokti. Va, Maja žvejoja dabar. Taip.